Sveiki, familija, čia Bulletinables Mantelis ir žinot, ko čia atėjot, taigi nieko nelauksiu. Sveiki, skaičiau visas jūsų istorijas ir nutariau papasakoti savo istoriją. Man buvo 11, dabar 13, jam buvo 13, dabar 15. Vieną vasaros dieną karštą nusprendėm pasistatyti palapinę ir miegoti joje. Pasistatėme palapinę ir atsigulėm į ją. Jo vardas buvo Tomas, vardas pakeistas. Tik ką šis tą vardą rašyti? Ir jis liepė man čiulpti jo penis, buvo ilgas ir skanus. Mes mylėjomės, kol vos nesugriovėm palapinės ir jis tik pailsi 5 minutės ir vėl duodamės, taip visą naktį. Dar dažnai praleidžiam ir dabar, kada susitinkam, ir jam patinka, ir man. Esu normalus, patinka ir merginos, ir vaikinai, linkėjimai ukmergiai. Nežinau, kad ukmergiai tokių daug. Linkėjimai ukmergiai. Pirmi kartai niekad nenuvilia. Čia toks trumpesnis ir... pokalbiai. What? Gerai. Aš būsiu ilgas. Krikštatėvis, tėtis, Alytus. Čiūjų vien bachūrai. Esu aš galingas. Tiek, kiek trokšti. Zuiki. Toks iškrypelis jaučiuos, net baisu, net paraudau biškį. Kan kiek gėda. Kas ar B? O kas tau prie širdies? Ar prie ar prie klyno? Galiu pabūti. Mano nikas ilgas. Kam jis dar klausia? Pideras tikų. Net kaip baisu. Taip. XXX. Gali prisijungti. Darysim sumuštinį. Iš kur? Iš ukmergės. Jei taip nepatinka, kodėl dar čia būni? Man atrodo, kad mes įsiaiškinom apie XXX norus. Jis tiesiog taip stumia ant visų piderastų, gėjų, bet vis dar jisai šneka ir būna, tai man atrodo, kad jam patinka. Gerai, jau per daug. Einam lauk. Kas per daug, tas nesveika. Einam į pasakojimus. Krušaus nesveikai. Pažiūrėkim. O, gan ilgas toks. Gerai. Jai pirmas kartas nutiko Dilgėlynuose, kai buvo 18 metų. Dabar jai 18 metų. Kartą senai gyveno mergina. Čia visą pasaką bus. Kartą senai gyveno mergina, kuris svajojo, kad jos pirmas kartas bus su mylimu žmogumi ir labai švelnus. Bet deja, to nebuvo. Jai teko iškęsti smurtą, skausmą ir dilginimą. Ogi viskas prasidėjo miesto šventėje. Aišku, visas kaimas susirinko ir prilakė kaip šunys. Kaip ir kiekviename kaime yra berniukų, kurių gaujos užsiema negrais, negerais dalykais. Žinoma, mes draugės buvom ne kaimo gražuolės, bet per tą šventą užmačiau, kaip į mane dirstelėjo žerbynas, vardas pakeistas vardan to, kad dantų po to neišbarstytų. Po šventės, kai ėjau namo, jau buvo vėlu, kokias 8 valandas, kai išgirdav Zerbyną šaukianti mane Pranės vardu. Jis pribėgo prie manęs ir pasisiūlė mane palydėti namo. Aš sutikau, nors žinojom, kom tai baigsis. Palydėjęs namo, jis mane staigiai griebė už papą. Man visai patiko.
Sakau, grieb dar. Jis vėl man griebė, tik šį kartą staigiau ir geidulingiau. Tada aš įsidrasinau ir paliečiau jo draugužį. Jis stovėjo. Oh my god! Tik tada supratau, ką reiškia, kai vyrui stovi. Šiaip tik girdėjus būdavau, kaip ten viskas buvo. Tada jis mane pasiguldė į dilgelyną, nudrėskė rūbus. Kam į dilgelyną guldyti? Tas kaimas vien iš dilgelių, aš nesuprantu, negali kur nors kitur pasiguldyti, į dilgelyną vatinai. Nudrėskė rūbus ir pats nusirengė. Tuomet gavau vaikystės traumą. Man tas ilgas visai nepatiko. Jis atrodė fui. O dar kai jis liepė man jį čiulpti. Prieš tai trenkęs man. Aš čiulpiau. Po to pajutau, kai baltas gleivėtas skysti įsisunkai į mano burną ir aš jį praryju. Aš apsivėmiu. Tai buvo šlikštu. Tada pajaučiau nežmonišką skausmą manyje. Tai reiškia, jog jis į mane įėjo. Aš šaukiau, prašau sustorti, o jis mane krūšo nesveikai. Žiauriai ataigiai, net neatsižvelgdamas į tai, jog man skauda. Gerų žodžių moka kaimietukė. Tuomet jis man vėl trenkė ir leipė šaukti dejuoti. Aš privalėjau apsimesti, kad man tai patinka. Po to visi jo draugai subėga ir sako, žerbynai pavarei. Mes viską nufilmavom, tada jie visi pradėjo mane krušti ir išvengti, buvo žiauru. Bet jie dar... Aš bandau juokaut, bet tai... Išprievartavimas kažkaip nežinau, man nėra juokingas. Buvo žiauru, bet jie dar atsiims kokią dieną, aš juos iškrušiu. Tai va, nuo šiol aš miestelę kalė ir man patinka visiems duoti. Taip, miestelė, nes mano akiratis prasiplėtė. Bled, what the fuck? Aš nežinau, ar čia juoktis ar pykt, ar kas. Gerai, tiesiog juoksius. Ha. Visiems duoda kalė. Nes mano akiratis prasiplėtė ir supratau, kad tas kaimelis pasirodo ir miestas. Iš naivios mergaitės tapau tikrą ledį, kuri visiems duoda. Kada nori, tada ir kruši. Tiesa, dar žertbynas po kelių dienų padovanojo man čiulpinuk ir pasakė, kad treniruočiaus čiulpti, nes sekantis kartas netoli. Fuck this shit. Aš net nežinau, kaip reaguoti tokius pasakojimus. Jokinga. Tada šauna tokį žiaurų dalyką kaip reipinimas. Ir tada vėl jokinga. Ir tada man susuka galva ir aš tada nežinau, kaip elgtis, bet čia stopudovai. Aš žiūriu tai skeptiškai, man atrodo, kad čia vėl išgalvota. Jeigu ne, tada puikiai ledį užaugo. Sveikinimai. Linkėjimai Ukmergiai.